Ar žinojote, kad Erasmus Plus yra skirta ne tik studentams, bet ir mokiniams? Jie, kaip ir Erasmus studentai, gali išvykti mokytis užsienio mokykloje nuo 1 mėnesio iki metų ir taip įgyti neįkainojamos patirties. O pragyvenimo ir kelioniai reikalingą paramą suteiks švietimo mainų paramos fondo administruojama Europos komisijos programa Erasmus Plus. Erasmus Plus mobilumo galimybės Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelės gimnazijos direktoriui atrodo kaip puikia patirtis, leidžianti moksleiviams plėsti savo akiratį. Mes plečiam vaikų akiratį. Mes parodom vaikam, kad pasaulis nėra toks siauras ir toks mažas. Yra vaikų, yra šeimų, kurios daug keliauja, turi daug informacijos, bet yra vaikų, kurie mokykloje pasiūlius mobilumus, tai yra pirma galimybė susipažinti su kitų šalių mokyklom, su kitais partneriais užsienio mokyklai. Pasak jo, tokios galimybės keičia ir tėvų požiūrį. Pasikeičia ir tėvų retorika, kai mes startuojam turim didžiulės baimės ir daug tokių neaiškumų, nes mes iš tikrųjų patys mokykloje taip pat ne viską žinom ir mes tai pirmą kartą darom. Bet mes rizikuojam. Jie pamato kitus kultūrinius aspektus, nes būdami ten susipažįsta su kitokia kultūrinė aplinka, negu čia yra. Mobilumo programos tęstinumas skatina bei stiprina ryšius tarp kitų mokyklų. Pirma gimnazijos akademinė klasė buvo išvykusi į Bensheim į Vokietiją, į gimnaziją ir šiuo metu laukiam jų atvykstančių čia pas mus taip pat mobilumui. Procesas yra prasidėjęs ir nestabdomas. Pasak gimnazijos direktoriaus, Erasmus Plus programa leidžia tobulėti ne tik mokiniams, tačiau ir kelti savo kvalifikaciją mokytojams. Mes aplankėm Niderlandus, Daniją, Islandiją, Italiją, Suomiją, mes daugybėje šalių, Ispanija, Portugalija, Turkija, tai yra nuolatos lankomos mūsų mokytojų. Erasmus Plus projektų metu užmegzti ryšiai gimnazijai tapo galimybę mokiniams pasiūlyti tarptautinę patirtį Erasmus Plus ilgalaikio moksleivių mobilumo projekte.